Sveiki, chebrytė. Noriu jums šiandien pristatyti ganėtinai pigų, morališkai nepasenusi, stilingą variantą universalio automobilio Honda Accord Tourer 7 2003 metų leidimo. Būtent septintukų akordų mieste šiaip mes matom daug, bet pagal mane štai šitas variantas yra biškiai įdomesnis. Išsiskiria iš pilkos akordų masės, jisai TPS apdaila, kas pagal mane padaro jį žymiai gražesniu ir tikrai priduoda stiliaus. Ir dar išsiskiria jisai vienu įdomiu dalyku, tai motoru. Dažniausiai akorduose mes matom 2.2 dizelį, bet štai čia po kapotu stovi legendinis K24 A3. Jisai nėra super-puper galingas, bet turi 100 kW. Tęsiant kalbą apie motorą ir galią, tai aš pilnai suprantu, kad jūsų 2 litris pačipsuotas Kem 6 arba 91 0-100 padarytų greičiau. Bet aš esu tikrai įsitikinęs, jog šitą mašiną po 100 pavys jūs ir aplenks jūs. Tai šiaip dabar šovė man tokia idėja, kad galima bus nufilmuoti dragą. Tai jeigu turit kokį nors Kem 6 arba 91, svarbu 2 litrai, tai parašykit gal Instagramą į komentarus YouTube ir galbūt paorganizuosim kažką ir nufilmuosim palyginimą. Ką galiu pasakyti, beveik iškart tik sėdęs už akordo vairo, tai kad valdosi mašina labai maloniai. Salonas, kaip ir sakiau, neatrodo pasenęs, kas man labai patinka Japonuose. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, pažiūrėsim kokią nors Golfą arba Mersą 2000 metų, tai aš manau, kad nėra ko lyginti pagal dizainą. Nes interjeras Japonų tikrai buvo kažkam kitam lygi. Ir netgi šiai dienai, sėdint tokiai mašinai, tu nesijauti, kad sėdė senoj mašinai. Nors, kaip mes jau žinom, šitas akordas yra 2003 metų ir jam jau beveik 20 metų. Į posūkius mašina išeina labai maloniai, kaip tokiam universalui. Negaliu nieko blogo pasakyti, patinka man šitą mašiną. Man atrodo, kad akordai buvo labiau sukurti Amerikos rinkai. Bet blemba, štai mašinai tikrai jaučiasi sportiškumo natka ir jaučiasi, kad Hondos įdėjo savo ideologijos į šitą mašiną. Trauka yra labai maloni, linėjinė, motoras pilnai atsiveria tik ant aukštų apsukų, bet ir kadangi čia yra 2,4 litrų tūrio motoras, ant žemų apsukų nesijaučia to, kad netrūksta niutonų. Visko užtenka. Mašina maloniai važiuoja. Vairas rankose nesijaučia lengvas, kaip pas naujos mašinos turi svorio, tai irgi labai malonu. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes atsisėsim kokią naują 6, 3, aš dabar apie Audi, pavyzdžiui, pasakysiu, tai pas jos vairas toksai plastikinis, lengvas ir nesijaučia, kad vairuoji mašiną, jaučiasi, kad sėdi gal prie kompo su kokiu joysticku. Čia tikrai yra svorio ant vairo ir tai duoda tokio malonumo vairavimo. Tu jauties, kad esi mašina ir tu jauti, kad tu vairuoji mašiną, o ne žaidi kokį nors žaidimą. Labai įdomiai mašina reaguoja į gazą. Nėra to tokio instant otkliko, toks jausmas, kad droselis elektriškai valdomas. Man tai biški nelabai patinka, kadangi mano Miatoj mechaniškas droselis ir jisai iškart reaguoja į paspaudimą. Čia yra biški toksai pavėlavimas. Labai patogios sėdynės. Manau, kad su šitą mašiną galėčiau važiuoti kokią nors tolimą kelionę, nes sėdint viskas yra labai ergonomiška. Man niekur nepavargsta nei nugara, nei nieko. Čia porankiai iškart vietose. Ta prasme, mašina padaryta žmonėm. Labai patogu čia sėdėti. Man patinka šitą mašiną. Ir trauka, tikrai jos netrūksta. Aš biški paspaudžiu, netgi iš žemų apsukų. Tai man biški stebina, nes galvojau, kad ant žemų apsukų bus biški blogiau. O jinai iškart važiuoja. Man net nereikia sukti to motoro iki to pačio vitieko. Nuspausim biški gaziuko, tai pažiūrėsim, kaip čia visai tas vitiekas jaučiasi.
galios prieplūdis ir kažkur prie 6 motoras jau pilnai atsivėręs ir trauka yra, pasakyčiau, labai padori. Esu nustebęs, nesitikėjau tokio iš šito universalo ir tikrai esu labai maloniai nustebintas. Dar jeigu mes priimsim į faktą tai, kad aš labai daug vairavęs savo BMW E90 3.5 dizelis, kur galios tikrai užtenka ir dar yra Newtonų, tai kad mane stebina kažkoks akordas su 2.4 benzininiu varikliu be turbos, tai čia didelis pliusas japonų inžinieriams. Gal pasakyčiau, kad biškį trūksta stabdžių. Norėtųsi, kad mašina stabdytų geriau. Kadangi tai yra priekių varoma mašina, ant posūkių arba ant bėgėjimus yra jausmas, kad išplėšo biškį vairą iš rankų ir to tikrai nebūtų ant galų varomo automobilio. Tai, bet čia jau būtent Kompanovskės problema, tai aš nemanau, kad tai yra kažkoks minusas, tai tiesiog yra toks dalykas ir viskas. Kalbant apie komplektaciją, kaip sako savininkas, šitoj mašinoje yra pilnas faršas. Tai čia matome odinį elektrą šildomą saloną. Elektra valdoma yra tik tai vairuotojo sėdynė, bet pagal Honda čia yra pilnas faršas. Nu ir tiesa, kam keleiviui ten turėti mygtukų? Paima ranką ir pavažiuoja. Taip ir turi būti. Gerai, dar šitam salone yra stoglankis, gera garso aparatūra ir kas tikrai mane stebina senose Japonuose, telikas. Ar pas jūs Kem6 yra telikas? Manau, kad nėra. Patylėsim, kad jisai biškį gliučina. Nu, bet yragi. Jisai gliučina jau nuo laiko. Mašina nenauja. Bet vis tiek, jeigu jisai veikia, tai visai faina kaip DOP funkcija. Honda fanai akordo universalus vadina katafalkais. Ir jo, bagažinė yra tikrai talpi ir manau, kad aš galėčiau joje išvežti visą savo Miatą. Kalbant apie šitą mašiną, aš jokių būdų nenorėjau užgauti BMW fanų jausmus. Ir aš su BMW fanais netgi biškį sutiksiu, nes galų varomas automobilis valdosi biškį fainiau ir gal linksmiau nei priekių varoma mašina. Bet aš norėjau jums parodyti alternatyvę tų taip dažnai miestuose matytų Kem-šlamštų ir 91. Ir nemanau, kad surast gyvą akordą ir netgi tokiai apdailoj bus daug sunkiau nei surast gyvą Kem-6 ar 91, nes kaip mes visi žinom, BMC yra labai nudrožti. Tai ką, hebrytė, ačiū Jums už dėmesį, tikiuosi šitą apžiūrą Jums patiks. Jeigu patiks, dėkit laikus, jeigu nepatiks, statykit dislaikus, rašykit komentarus, ką dar nufilmuoti. Jeigu turit kokį nors fainą variantą, tai galit parašyti man Instagramą, aš su mielu noru paimčiau, ką nors patestuoti ir pafilmuoti ir judėsim tik į priekį. Iki sekančių susimatymų.